Taigi aš galbūt jau šią paskaitą paskaitysiu daugiau, galbūt ne taip kaip veterinarijos daktaras iš tos pusės, bet kaip pati šuns laikytoja. Ką reiktų daugiau atkreipdėmėsi, jeigu kažkam būtų įdomios smulkmenos, daugiau galbūt veterinarinis klausimas, tai yra gydymas ir taip toliau, tai norėčiau tik tai klausimų. Bandysim šitą įspręsti, bet aišku labai giliai nelįsim į gydymą. Pasakysiu šiek tiek minimaliai, ką turėtų turėti paprastas šuns augintojas namuose, tačiau labai nesigilinsim į dozes, į vaistų pavadinimus, tiesiog bendrai apeisim visus būtiniausius aspektus. Manau, kad dauguma jau turi šunis, ar dar tik tai pradininkai galvojat kažką turėti. Tiesiog įdomu būtų, kiek turinčių jau šunų kas auginai. Pirmiausia, pradėsiu nuo šuns sveikatos fiziologinės būsenos, tai yra, kai šuo yra sveikas. Ta mes pagrindę, aišku, turėtume žinoti, augindami savo gyvūną, į ką atkreipdėmėsi, kokie yra nukrypimai ir kada jau reiktų ieškoti veterinarijos pagalbos. Taigi, pirmiausias aspektas tas, kad ir klinikoje atėję šunis mes pirmiausia matuojam šuns kūno temperatūrą. Jinai yra gerokai didesnė negu pas žmonės. Dažnai iškyla klausimas, kur matuoti temperatūrą. Ne pausį, ne pažasty, ne burnoj, o kišam termometrą į išakį. Pageidautina dabar naudoti geriausia elektroninius termometrus, negi sidabrinius, nes būna tokiu atveju, kad jie nulūžta, kai šuo yra nepratęs prie tos procedūros. Temperatūra yra normali nuo 38,5 iki 39, mažiems šuniukams, mažų veislių šunių, suaugusiems, tie, kurie yra pagal fiziologiją neturintys kailio, temperatūra normali skaitosi iki 39,5, net iki 40. Termometrą laikyti reiktų kol sukipsės, jeigu sukipsime grybių, tai mažiausiai 5 minutės. Ir reiktų įkišnė visai patį galiuką, taip, gerą centimetrą pusantrą. Ir, aišku, geriausia yra fiksuoti šunį, jeigu šuo yra nepratęs prie tos procedūros, tai padaryti šitą dviesę, kad kažkas prilaiko už galvos, jūs iš užpakalio ir pasimatuoja temperatūrą. Tai yra pagrindinis rodiklis, kad šuniui galbūt yra kažkas negerai. Kaip mes turim dar tokį mitą, šuns temperatūrą nustatinėjam pagal nosį. Tai yra visiškai netikslumas. Dažniausiai mes sakom, jeigu nosis yra karšta ir sausa, sakom, kad šuniui yra temperatūra. Paprastai šuo, sveikas šuo, jeigu jisai miega, visą laiką nosis bus šilta ir sausa. Jeigu jau negalim pamatuoti temperatūros, tai toks pagal nosį galima nuspręsti, kad šuniui vis dėlto yra negerai, kai jinai yra pastoviai sausa ir šalta. Šilta nosis yra šuniui yra pakankamai normali būsena. Jeigu jinai yra sausa ir šalta, tada tai galima atkreipdėmėsi galbūt, kad tai yra jam kažkas yra negerai. Dažniausiai reikėtų pasidaro sausa esant vėmimui. Vėmimui, kai yra skrandžio sutrikimai. Tada vat būna toks momentas, bet irgi tai nėra rodiklis. Toliau, ne pagrindinis momentas yra kvėpavimas. Kvėpavimą dažniausiai šuniui yra labai sunku nustatyti, taisyklinga, tai šuo turėtų kvėpuoti, ramybės būsenoje, tai yra nuo 10 iki 15 kartų per minutę. Dažniausiai kaip ir žmonės tas pats, bet kadangi šuo daugiau juda, blaškosi, dažnai susijaudina, dėl to tas kvėpavimo tikslumas yra labai minimalus. Toliau pulsas. Pulsas yra maždaug nuo 60 iki 80 kartų per minutę. Irgi jeigu taip kaip žmogui, kad bėgtų už rankos ir suskaičiuoti pulsą, tai yra šuniui beveik neįmanoma. Tai reikia jau žinoti, kur tą veną reikia prispausti, tai yra dažniausiai kirkšnies srity. Mes matysim skaidrę, kur prispausti būtent galima veną, kad galima būtų nustatyti pulsą, arba bandyti skaičiuoti širdies dūžius. Bet vėlgi, jeigu tai bus didelis šuo, tai iš esmės yra neįmanoma. Kraujavimas iš nago. Aš šitą punktą būtent parašiau tam, kad yra pakankamai daug įgimtų ligų
tas kraujo krešamumas, kas yra labai sunku, operuojant šunį, dažnai nukraujuoja komplikacijos ir paprastai nagą kraujavimą iš nago galima nustatyti beveik visi, mes laikom šunį esame kirpdami nagus. Tai vieną kartą pabandykit, pasižiūrėkit, paskaičiuokit būtent tas minutės kraujavimą nestabdykit. Normaliai kraujavimas turėtų sustoti po 3 minučių, maksimum 5. Jeigu tas kraujavimas matote iš nago ir po 5 minučių kraujas laša, vadinasi, jūsų šuniui jau kažkas yra negerai. Tai turėkit šitą momentą aspektą, galbūt reiktų kreiptis į veterinarijos kliniką, kad būtent nustatytų, ar tikrai jūsų šuo neturi įgimtos tos problemos. Dažnai kraujo krešamumo problemas turi vokiečių aviganiai dobermanai. Labai dažnai. Tai yra įgimta veislės problema. Tai dar jeigu vėliau šnekant yra ir daromi genetiniai tyrimai, tai kad reiktų turėti momentą šitą problemą. Toliau kraujo krešamumas 6 minutės 7,5, tai yra, kai kraują paima į lėktuvėlį, maksimum per 8 minutės kraujas turi sukrešėti. Toliau suaugęs šuo turi 40 dantis, turi turėti. Bet yra veislų, tikriausiai žinot, kad ne visi šunys turi pilną formulę dantų. Taip, kad jeigu kažkokių dantų neturi, ypatingai jeigu tai mišrūnai, nekreipkim labai dėmesio, šunys daugiausiai gyvena ir be pilnos formulės dantų. Tuštinasi 1-2 kartus per parą, jeigu tai yra dažniau, jeigu tai suaugęs šuo, tai yra vėlgi kažkoks sutrikimas, neturėtų šuo tuštintis labai dažnai, 3, 4, 5 kartus, kaip pasakau, kiek suvalgo ir dar daugiau papakoja. Tai yra vėlgi sutrikimas maisto neįsisašinimas. Šlapimas turi būti gelsvas, be aitraus kvapo, paskui matysit, skaidriai šlapimas irgi turi labai didelį reikšmę tam tikrų nustatymą. Ir, atkreipkite dėmesį, kad pirmoje skiriama nuo 6 mėnesių, galbūt kartais nuo 5 mėnesių iki 16 mėnesių amžiaus. Neįsigąskite, jeigu pirmos raujos nėra 6-7 mėnesių. Duodama yra 16 mėnesių riba. Pirmoje ne visada visom veislėm, ne visiems gyvūnam yra vienodai. Ir turėtumėt namuose mokėti pasižiūrėti, kokios yra šunų gleivinės. Tai yra temperatūra ir gleivinės. Jeigu šuniui yra kažkas negerai, keičiasi būtent gleivinių. Jos turėtų būti ružavos, tai yra pakeliam dantenas. Laiks nuo laiko vis pasižiūrėkit, pasižaisdami su šuniu, pasikelkit, pasižiūrėkit, kokios yra dantenos. Ar jos nėra geltonas, ar jos nėra papalusios. Tai vėlgi iš jūsų tos kasdieninės tokios priežiūros iš šunį turėtumėt šitą turėti omeny. Kad ne taip, kad atėjote į kliniką, o mes žiūrim, dantenos geltonos, kada tai pasidarė. Ką jūs sako, net nežinau, nemačiau. Turėtumėt kiekvieną, nesakau, dieną iš šitą žiūrėti, bet kartą per mėnesį, kartą per pusmetį turėtumėt atkreipti, kokios spalvos yra dantenos. Ir, blogai, kad šiandien šuns negalėjau atsivesti, turit matyti trečiojo voko spalvą. Jinai kartai keičiasi esant paspaudus akį iš išorės, trečiąjį voką jūs kaip ir galite išvesti. Ir matosi tada vėlgi lygiai taip pat kaip dantenos, pagal trečią voką galima nuspręsti, ar šuniui yra viskas gerai su sveikata. Taigi, einam toliau, kasdienė mūsų priežiūra. Kaip ruoždama šitas skaidrės, kuris galvoja, kad galbūt šuniui kartais per daug dėmesio neskiriam negu savo vaikams. Taigi, galbūt nereiktų taip jau labai kaip dėmesį. Kaip sakant, tai kasdienė mūsų priežiūra taip, šunį įsigijot, pasikeitė namuose visas režimas. Tai yra, namus padaro pagal šunį. Nes šuo gaunasi kaip ir kažko mūsų režimo sutrikimas, tas, kas mes įpratę anksčiau gyventi. Tai yra, ryte kelmės dedam antkaklį, einam iš lauko, valom kojos, šukuojamės, būtinai susirenkam savo šunį išmokas lauke. Taip?
Ir bent jau pas mus kiekvieną rytą prasideda rytas nuo to, kad kas pakatoja, kas nepakatoja, kokios išmatos, kokio, kaip daug, mažai ir taip toliau. Tai vėlgi jūsų, kaip jums pasakyti, tai vyksta būtent šuns tokia priežiūra, kad jūs kiekvieną dieną turit stebėti. Tai šuo daug mažai pakatoja. Galbūt naktį reikėjo kažkam atsikelti į lauką išvesti. Ir vėl tas, tai vadinama būtent šuns kasdienė priežiūra. Tuomet išėjo į lauką vėlgi. Jūs turit stebėti daugiau negu pats šuo. Turit matyti visus dalykus daugmaž, kaip sakau, šuo mato aplinką šiek tiek kitaip negu mes visi. Tai yra, jeigu šuo laksto uždaroj teritorijoj, turim apžiūrėti, kad šuo negalėtų išvysti pro skylės, labai smalsus, kad negalėtų aploti svetimų žmonių ir taip toliau ir taip toliau. Namuose sulakstyti elektros laidus, paslėpti chemikalus, uždaryti spinteles. Kaip sakau, namus reikia paruošti pagal šunį, kad reikėtų kreiptis į veterinarijos klinikas. Ir labai pavojingi yra vaistai. Adatos siūlai, kas mums atrodo įdomu. Palikom ir išėjom iš namų, neapėję pasižiūrėję, o šunys. Šunys, katės ypatingai labai mėgstantys žaisti su siūlais, su adatom. Kornės, virvės, žaisliukai, viskas turėtų būti sudėta savo vietose, kad nekiltų pavojus jų sveikatai. Apie maistinimą aš aišku dabar nesigilinsiu, kadangi tai yra labai plati tema ir nėra vieningos nuomonės. Aš asmeniškai iki šiol maitinu šunis sausų pašarų, labai norėčiau perėti, aišku, ant to vadinamo natūralaus, tačiau natūralų pašarą yra labai sunku sudozuoti, priskirti tam tikrus vitaminus ir vien visai šunis vėlgi nemaitinsi. Tai turi būti ir daržovės, ir vitaminai, aliejai, kiaušiniai, žuvis ir taip toliau. Ir tą racioną iš esmės yra labai sunku paskaičiuoti. Košės vėl nepaduosi, nes vėl tai bus disbalansas. Iki maitinimo tikrai dabar nesigilinsim, tiesiog turim žinoti, kad yra tokia galimybė, kad nemaitinti sausų pašarų, sausą pašarą, aišku, reiktų rinktis kuo galima kokybiškesnį, bet vėlgi mes neišvengsime įdedam konservantų, į tą, ką rašo ant sudėties, nelabai galbūt gali tikėti. Galbūt visko, kad tikrai nėra baciliatų, tikrai yra natūralios medžiagos. Tiesiog iš patirties jau veisiam šunis 25 metus. Tiesiog yra toks pastebėjimas, kad šiuo momentu yra būtent bent jau pas mane ir tą, ką aš šefuoju, yra padaugėję apsigimimų kiekis. Aišku, tai yra vis dėlto, sakyčiau, maitinimo įtakoje. Kaip perimti ant natūralaus pašaro? Sunku. Tikrai nemaitinsim vien tik tai košę, vien tik tai mėsa ir reikia jau mokėti pasiskaičiuoti. Taigi, eikim dabar prie tokių natūralių priežiūros aspektų, tai akis. Ar visi valat šunim akis? Tikriausiai nelabai. Aš čia kaip pati šito nedarau. Dažniausiai akis reikia pavalyti galbūt tada, kai sausesnis oras yra. Kai yra daugiau dulkių, tada iš karto skundžiamės, kad po nakties kaupiasi daugiau sekreto, atsiranda pulingas išsmiros. Ir tas, aišku, akis reiktų būtinai tokiu atveju valyti. Daugiausiai yra pažeidžiamos akys, daugiau reikia atkreipdėmėsi, jeigu jos yra labai išvirtusios, labai didelės, tokios kaip pekinai, prancūzų buldogai, didelės apvalios akys. Ir lygiai taip pat problemas turi, jeigu akys yra labai giliai įsodintos pasipilnošumas. Tai jeigu būtų lygiaplokis retriveris, bordodogai, kur yra mažos akytės, kad daug raukšlių giliai įsodintos. Jos tada irgi turi paprastai problemą. Tai yra, kadangi vokai per daug glaudžiasi prie akies ir dažniausiai tai sukelia būtent uždegimą nuo
neteisingos akies struktūros. Tokiu atveju būtina, kad jis yra valyti ir dažniausiai tokiem šunim yra naudojamas dirbtinas ašaras. Kiekvieną rytą lašinant dirbtinas ašaras, kas išbėgo, valo. Kaip teisingai valyti akis? Tai kaip ir pas žmonės lygiai tas pats, imam švariom rankom, aišku, tos tamponėlį iš pusės braukiam į išorę. Ne į vidų, bet į išorę. Būtent tą nešvarumą išvalyti, kol nesustumti į akies kampą. Ko valyti akis? Sausa vata, jeigu galit naudotis, dirbtinis ašaras. Naudoti ten, kaip liaudies metodika būtų, raudėlį arbatą, galima. Bet tai neturi, manau, labai didelis reikšmės. Jeigu dar turėsit baltą šunį, naudojant raudėlį arbatą, turėsit geltoną kailį aplink akis. Tiesiog nudažysit natūraliai. Ką daryti, jeigu akys per daug ašaroja? Žinoma, kreiptis į veterinarijos daktarą. Tai yra dažnai būna įgimta šuns problema. Tai yra dažniausiai matosi pas šviesaus kailio šunis. Tai yra raudėlio takai po akim, būna pas vienus labiau intensyviai, pas kitus mažiau intensyviai išreikštas momentas. Dabar dažnai šitas sukelia esant užsikišusiems ašarų latakams apatiniams, kadangi negali nubėgti ašaros. Tai yra labai paprasta procedūra, yra pučiama per viršutinį ašarų lataką vanduo ir žiūrima, ar išbėga per apatinį. Tai yra šunų net narkozės nereikia daryti, tiesiog yra patikrinamas, ar yra būtent ašarų nubėgimas. Dažnai būna, kad tas ašarų latakas apatinis yra užakęs. Užtenka praputimą, kartais reikia nukirpti susidariusią plėvelę. Ir tai ta procedūra kartą per 2 metus, kartą per 3 metus, nes tas ašarų latakas vienuolikis yra užakęs. Ir su tokiu šuniu paprastai turėsite visą laiką problemą. Dar yra, kad ašaros bėga, jeigu kalbant apie veiksminius šunis, tai tie, kas turi labai didelės apvalės akis. Tai yra pekinai, kavalierius karalius, karalius spanieliai, prancūzų buldogai, didelės apvalios akis. Ir dažniausiai mes šitą matom, jeigu yra šviesus kailis. Ko valyti? Yra visokios priemonės. Vieni deda molį ant plaukų, kad nesimatytų nubėgimų, kad nedirbintų pastoviai akies. Yra specialūs preparatai, kurie yra lašai, tiesiog įpuškimi į akis. Tai yra aš pati tai naudoju, turėdama kavalieriaus karaliaus spanielį. Kiekvieną rytą yra specialus tirpalas įpuškiamas į akis, kas sustabdo šiek tiek tų ašarų įsiskyrimą per vokų kraštus ir palengvina būtent ašarų nubėgimą per apatinį lataką. Kita problema, kaip akys atrodo nesveikos, tai yra jos dažniausiai būna povandenijosios, labai raudonas apatinis vokas. Tokiu atveju galim namuose turimam priemonėm bandyti iš pradžių lašinti dirbtinas ašaras, kartais šito užtenka, bet dažniausiai yra skiriamas toks vaistas kaip gentamicinas. Tikriausiai visi girdėję esat ir rekomenduočiau turėti šitą preparatą pas save namuose šaldytuve. Dažnai tos akys paraudomėjusiais apatiniais vokais, pakurkusiais pasidaro, kai būna labai sausas oras, labai daug dulkių aplinkui. Jeigu jūsų šuo pastoviai laksto teritorijoje, atviroje, kažkur po miškus, sekantį rytą jūs, aišku, turėsite su uždegiminiais akis. Visą laiką rekomenduoju tada tokiu atveju 2-3 kartus per dieną palašinti, bent 2-3 dienas ir paprastai tas uždegimas nežymus praeina. Tačiau jeigu yra kažkoks, taip pat gali būti, jeigu akis labai raudona, paburkės apatinės vokas gali tai sukelti esantis svetimkūniai akyse. Vėlgi reiktų, nenoriu taip jau sakyti, jau drastiškai imkit ir lašinkit neapsižiūrėję. Pirmiausia, apžiūrėkit, ar tikrai nėra įkritę ilgio apatinio
šuo pats neišsiplės akies taip, kaip mes padarom kartu su galva. Jis gali galvą trinti į daiktus, į sienas, į kilimus, bet patys nesuprasi, kas darosi. Pažiūrėkit gerai, dažnai būna, kad jie apatinių vokų įkrenta ar sėkla kažkokia, žolės gabaliukas ir tai gali sukelti būtent tokį momentą. Gerai, pasižiūrim, pirmiausiai lašinam, dirbtinų ašarų, kad išsiplautų tas, kas yra galbūt įkritę ir tada bandyti galbūt palašinti klitamiciną. Dar vienas toks momentas, čia matom, yra iškritęs, čia yra iškritęs trečias vokas. Po šunis, skirtingai kaip po žmonės, yra vadinamas vokai yra trys. Su trečiu voku, trečias vokas dažniausiai yra matomas, jeigu yra, kad jis labai nesveika, jisai tiesiog yra kaip apsauginė plėvelė, kad apsaugot akį nuo šviesos. Labai pas šunis galbūt tai yra mažiau išreikštas dalykas, labai dažnai gali šitą pamatyti, jeigu yra labai nesveika katė. Pas katės labai greit užsitraukia trečias vokas ant akies, tokia kaip balta plėvelė. Ta, ką čia matot, čia yra iškritęs trečias vokas su ašaros liauka. Šitą momentą yra, jeigu pašūka tai yra dažna problema, paprastai yra ašarų liaukas kartu su trečiu voku yra daroma operacija ir yra fiksuojama. Bet dažnai ta ašarų liauka iškrenta ir žmonės net nesupranta, kas tai yra. Jeigu jūs tokią situaciją savo namuose turit, ją reiktų kaip galima greičiau namuose tvarkyti, niekur nevažiuojant, netgi veterinarijos kliniką, kol važiuosit. Nes iškritęs trečias vokas nuo ašarų liauka, jisai labai greit užsispaudžia. Ir valandos dviejų bėgyje jūs pamatysit, kad vietoj to mažo guzelio paskui pasidarys didelis guzas, didelis raudonas guzas. Tai yra, negali nubėgti vėlinis kraujas ir tiesiog ta ašaros liauka, jinai pradeda tirpti. Tokiu atveju, jeigu jūs matot, kad yra vidiniam kampe iššauktas guzas, nepabijokit, nusiplaukit rankas ir už to guzo stipriai paspausti vidų. Jūs tą ašarų liauką įstumsit į vidų. Tai dėl to sakau, nes, aišku, galbūt jeigu turit kažkur pagalbą, važiuoti į klinikas, bet galit pilnai susitvarkyti šitą namuose patys. Kad neužsitęs, kad neužspaustos ašarų liaukos, nes paskui eina iki to, kad kartais netgi reikia pašalinti. Nėra ašarų liaukos, aišku, vystosi tada sausas keratitas, tai yra vėlgi akies uždegimas, kuris reikalauja pastovus dirbtinų pašarų ašarų naudojimą, tai yra pastoviai akį turėsit šlakinti. Jau kalbėjau apie akių kaip požymis, tai vokų patinimas, paraudimas, tai yra dažniausiai alerginė reakcija arba reakcija į nešvarę aplinką. Toliau yra dar toks momentas, turėtume nykti, tai yra senas šuo, tai yra nusileidę viršutiniai vokai. Paprastai šuo yra atsimerkęs arba vienos akies yra patinis ir viršutinis vokas. Tokiu atveju jau jokios pagalbos namuose būtinai turit kreiptis į veterinarijos gydytoją, nepraleisti šio momento. Turit matyti šunį, kad jam kažkas yra tikrai negerai. Tai yra dažniausiai būna snukio nervų uždegimas arba galvos smegenų ligos, kas šiam momentui tikrai yra pakankamai pavojinga, tai yra mūsų nemėgstamos erkės. Perneša ligas, kurios gali būtent sukelti viršutinių vokų nusileidimą. Išsipūtęs akies obuolys tai nėra dažna liga, tai kaip ir mes patys arba irgi glaukoma. Tai yra nestaigiai besivystanti liga palaipsniui, dėl to būtinas pastovus savo stebėjimas, kad jūs matytumėt, kokie yra pokyčiai. Bet tai dažniausiai yra nustatoma tik veterinarijos gydytojo, matuojant lygiai taip kaip ir akies akispūdė. Jeigu pamatoma akies ar vienas paviršius kažkokią baltą dėmelę, labai neįsigąskite.
Dažniausiai tai būna kaip paviršinis ragenos pažeidimas, tiesiog šuo kažkur bėgo, stuktelėjo, pirmą antrą dieną jūs nieko nematysit. Po savaitės galite ant akies pamatyti baltą mažą taškelį. Jeigu tai šuniui nesukelia jokio diskomforto, akis pati nėra raudona, plaukai nepapurkia, tai tiesiog ta dėmelė palaipsniui išnyks. Galima ir likti, jeigu jūs labai neramina kreiptis į okulistą, bet iš esmės tai yra traumos pasekmė, ko jūs galbūt kažkada ir net nepastebėjote. Melsva akis dažniausiai būna pažeista viena, tai yra infekcinės ligos pasekmė, virusinės hepatitas. Virusinių hepatitų šuo kartais gali persirgti ir besimptominis variantais, tai turint melsvą akį galime įtarti, kad vis dėlto buvo kažkoks virusinis šuns pažeidimas, kokias galėjome nepamatyti. Akies vėžio sutrikdymas pabalimas, tai yra dažniausiai senų šunų problema, tai yra katarakta vystosi, jinai vystosi aišku palaipsniui, per keletą metų. Aišku, labai blogai, jeigu mes matom, kad yra pabalimas akies pasiaurinimo. Tai yra įgimtas dalykas ir dažniausiai, jeigu yra pažeista viena akis, palaipsniui katarakta vystosi ir antroje akyje. Vėlgi, jeigu kalbate apie neveislinius gyvūnus, tai sunku pasakyti, iš kur tai ateina, tačiau veisliniams gyvūnams tiek veislinus kataraktos tyrimai yra daroma beveik visom veislėm prieš to atkelti. Nesveiki šunys yra toliau neveisliniai. Nežiūrint į tai, kataraktą nežiūrima jau kaip senatvinis pakitimas, tai dažnai problema yra būtent katarakta, bet jeigu jaunas gyvūnas turi kataraktą, tai yra dažniausiai įgimtas dalykas. Trečia, vokų slinkimas, tai kaip jau rodžiau, kad yra dažniausiai pasireiškia su ašaro liaukos iškritimu. Trečias vokas pradeda traukti akį, taip kaip dažnai žmonės sako, ištraukia vokas akį. Tai dažniausiai atsitinka, kai šuo yra labai išsekęs. Išsekęs, netekęs daug skysčių, tai dažniausiai pasitaiko tokie variantai, kai šuo labai dažnai ir intensyviai viduroja, vemia, žmonės nesikreipia veterinarijos kliniką, akys įdumba ir užsitraukia tada trečių vokų. Tai yra išsekimo ir nepakankamas gydymas pasekmė. Meškių įsileidimas. Jeigu turi labai didelę reikšmę šuns priežiūroje, stebėjime, kad dažniausiai vėžiai susitraukia prie šviesos. Jeigu mes matome įsiplėtusius vėžius, šuo yra be koordinacijos, vien galva pakreipęs į šoną, tai mes turim labai didelę problemą, tai yra arba insultą, arba smegenų uždegimą. Reiktų stebėti šunis, matyti ir atkreipdėmėsi. Tokiu atveju tik tai veterinarijos klinika galbūt jau padės. Bet jeigu jau vėžiai išsiplėtė, dėja dažniausiai taip baigėsi eutanazija. Toliau eikim prie mūsų priežiūros. Dažnai žmonės klausia ir sako, žinot, sako, aš manau tos ausis kasdien, ir jos vis tiek tokios purvinasi, vis tiek raudonos, uždegimiško šuo krato galvą. Jokių būdų nevalom ausų kiekvieną dieną, kas savaitę, kartą per mėnesį, galbūt. Kuo mažiau lysite ausis, tuo turėsit mažiau problemų. Aišku, jeigu šuo maudėsi, matėt, kad šuo naktį kišo galvą į vandenį, aišku, jūs turėsit ryte galbūt irgi problemą, bet tai jūs surišit su kuo tai atsitiko. Bet jeigu šuns ausis pastoviai valo, norim turėti jas tokias švarias kaip pas save, o šuns ausų švarių tokių niekada nebus. Visą laiką ten bus sieros, bus purvo, tikrai nevalykit, nenugramdykit, nes kiekvienas jūsų pagaliukų įkišimą į ausį, jūs kiekvienu momentu nuvalot tą sveiką epitelį. Jūs kišat pagaliuką, sukeliat pastovų uždegimą, pastovų nugramdymą, pastovų kontaktinį tą vadinamą dermatitą. Palyskit į ausis, kaip dažnai. Aš asmeniškai šunų ausis valau kartą per pusmetį, o kartais ir vėliau. Tai rečiau.
Jeigu žinau, kad jau labai purvinos tos ausis, aišku, bandai kaip galima švelniau tas ausis išvalyti, bet aš žinau, kad sekančią dieną šuo bus tikrai diskomfortą. Jisai purtys galvą, norės kažkur trintis ir kaip po kiekvieno valymo, tai tikriausiai pastebėt, kad šuo pradeda purtytis, valyti galvą ir jis jaučia tą nepatogumą savo ausise. Dar yra naudojami tokie tirpalai, kurie skirti yra ausų valymui. Aš asmeniškai jų niekada nerekomenduoju. Tai yra tą tirpalą, bent instrukcijų, tai prašom įpynus, šuo išsipurtys, tos nešvarumus jums, tai liks tik tai nuvalyti nuo ausies kamštelio, kas ten iškrito. Tačiau, jeigu jūs turit šunį nulėpusiam ausim, šuo tai jisai tos purvus išsitaškys, viskas vyks ant ausies kamštelio, su ta švelniai nuvalysim. Tačiau dažnai tai sukelia ausų hematomas. Tai yra šuo purtydamas galvą, ausis daužosi į galvą ir trūksta ausyje limfagyslės. Trūksta ausyje tarp ausies ir odos trūksta esančios limfagyslės arba kraujagyslės. Ir matot, kaip ausis pradeda ausies kamštelis supūstis, kadangi gal nėra tam kraujų kur nubėgti. Jeigu tai bus trūkusi kraujagyslė, jis palaipsniui tas kraujas užkaišės kraujagyslė ir kraujas išsivaikščios. Jeigu trūko limfagyslė, turėsi didelę problemą, kadangi limfos jos nekaiša. Ir tas pastoviai pučiasi ausis pasidaro keturgubą. Šuniui labai skauda, aišku, vienintelis gydymas yra skysčio nutraukimas ir yra persiūloma pati ausis. Ir kad aš niekada nerekomenduoju naudoti skysčių, kas liečia ausų valymą. Ausų lašai jau yra uždegimas. Šuo purto galvą ir jaučiat, kad paėmus už pagrindo atsirado tokia kaip kliuksėjimas. Taip tada yra negerai. Visada rekomenduoju važiuoti į kliniką, kad nustatytų priežastį. Vien tik tai ausų lašų tam dalyke neužteks. Reikės giliau pavalyti, lašinti ir iš išorės vaistus ir dažniausiai yra naudojami papildomai organizmo stiprinimui, dar papildomai vaistai iš vidaus. Ausų plaukų šalinimas. Anksčiau buvo teorija, kad plaukus iš ausų reikia negyvus išrauti. Dabar rekomenduojama visiškai jų neliesti. Dažnai, jeigu šunys veda tik kirpyklas, tai yra pudeliai, jorkšyro terjerai, tiek šunys, kurie iš esmės patys kailio nežuda, bet juos reikia kirpti. Ausyse pas juos auga plaukai. Rekomenduoju kirpyklai prašyti, kad nerautų plaukų. Nebent jie visiškai yra mirę. Tai tiesiog su pirštų galiukais lengvai trūktelius juos galima ištraukti. Bet būna, kad įmes tiesiog su pincetu ir per jėgą tos plaukas išrauna, kad ausis būtų švarios. Vėlgi tai yra mechaniškas pažeidimas, jūs sukeliat odos uždegimą ir turėsit vėlgi problemą ausų uždegimą, kuris pakankamai sunkiai yra gydomas. Kadangi mechaniškai jūs tiesiog sukeliat būtent tos odos pažeidimą, kurį yra ausyje. Galima, sakau, tos plaukus švelniai suvirškai suėmus, kiek raunasi, truputėlį švelniai išrauti. Geriausia yra nukirpti, bet nešalinti plaukų. Dar didelė problema yra, čia matot, yra tokia erkė. Tai yra niežinės amikusų erkės. Jeigu šuo pastoviai krato galvą, norisi kasytis ir įskiros, normaliai šunį įskiros ausyse yra tokios glitčios, šlapios, drėgnos, tokios, ant susisuka į guminuką. Jeigu yra niežinės erkės, įskiros ausyse bus sausos. Sausos tokie kaip mėsnėlis, toksai, jis pakankamai lengvai paėmus, pabaršys, jisai tos įskiros jos yra sausos ir pilvus. Ir paprasčiausias yra priemonė pasižiūrėti per mikroskopą. Jeigu jau kelia jam įtarimai, prašykit, kad padarytų būtent dėl niežinių erkių sukėlėjų atradimų. Ir nelabai tik paprašykit, kad jų parodytų per mikroskopą. Ką jie tikrai ten rado tose išsikose. Gydymas yra pakankamai sudėtingas, yra lašinami pagrįsti stiprus vaistai,
savaitę laiko ir paprastai išgydoma, bet yra ir liekamieji reiškiniai, paprastai šunys, kurie turėjo nežinės erkės, jie serga dažnai ausų uždegimais, vidurinės ausies uždegimų, kadangi yra jau pažeista visa mikroflora. Dar yra ausų problema, tai yra augantis mėlynis grybas. Tai yra pasekmė dėl jūsų visų antibiotikų naudojimas, ausų valiklių naudojimas ir genetinis poveikis. Dažnai šitą mėlynio grybų serga šunys, kurie yra su nulėtusiom ausim. Tai yra ausis visiškai nekvėpuoja ir todėl yra temperatūros netinkama temperatūra, kad ausis būtų švarios ir sveikos, o pastoviai jos yra drėgnos, nekvėpuojančios. Tiesiog dažniausiai tai yra pastoviai šuns problema. Jis pastoviai ausis kasosi, draskosi, dėja, beveik tai ir šuo sėdi, kaip sakot, ant hormonų dažniausiai, kad jisai to diskomforto nejaustų. Mėlynis grybas yra labai sunkiai išgydymas. Ką daryti, iš šuo pastoviai, ką krato galvą, ką kasos ausis. Aišku, tai yra pirmas poveikis, kad yra ausų uždegimas, tai yra pasižiūrim, ar ausis nekrypsi. Ar ausies kraštelis yra raudonas, neraudonas, pabargęs. Jeigu matot, kad yra tokia simptomatika, aišku, reiktų kreiptis į veterinarijos kliniką, kad jums išrašytų vaistų, pažiūrėtų giliau į ausį, ar tikrai nėra įkritusių svetimkūnių, ar nėra gilesnio pažeidimo, tik tai išoriškas sudirginimas yra. Dar galva kratyti gali, taip jau sakiau, gali būti svetimkūniai. Ypatingai šuniui būnant gamtoje, lakstant pievose, dažnai ausis įkrenta sėklos, ko mes net negalim įtarti ir pastebėti. Ir savaitę laiko ir ten išsivysto toks uždegimas, kad patys nebesuprantam, ką šuniui darosi. Tokia būtinas yra, būtina apžiūra, kad pasižiūrėti lygmenį. Patys jau namuose labai neišsigydysi tokio dalyko. Jau šio laiko pakreipęs galvą į šoną. Taip ir gali skaudėti ausį, bet dažniausiai tai būna galvos smegenų pažeidimas. Irgi netempkim, važiuokim, žiūrėkim, kas yra. Dantis. Dantis tai daugiausiai, kaip sakant, pažeidžiamas organas šunyse. Šuniukai gimsta be dantų, pradeda dygti dantis maždaug 3-4 savaičių. Keičiasi dantis iš pieninių nuolatinius maždaug po 3,5 mėnesių. Iki galo pasikeičia iki 6 mėnesių. Mažukais šuniukams dantis krenta vėliau ir nuolatiniai išdygsta netgi iki metų laiko yra leidžiamas terminas. Bedygstant dantim, aišku, reiktų kreipdėmėsi, kad jie dygtų teisingai, kad iškristų pieniniai laiku ir kad išaugtų nuolatiniai į savo vietas, kad neiškraipytų sąkandžio. Dažnai mažuliais šuniukams yra labai didelės imčių šaknys, kas yra įprasta būtent tokios šalinti chirurginiu būdu. Jeigu pieniniai dantis mažuliais šuniukam yra neiškrypę dar iki 8 mėnesių, tai tokiu būdu reiktų vis dėlto kreiptis į kliniką, kad pažiūrėtų, kodėl tai yra ir dažniausiai yra traukiama, kad tos pieninės dantis neliktų. Būna kartais, kad šaknys yra dvigubai ilgesnis negu pats pieninis dantis, aišku, jis mechaniškai neliktų iškris. Didelių laisvų šunim tai reta problema, beveik niekada nebūna, o tai liečia daugiau rusų žaisliukus, terjerus, tas, kas dabar yra populiaru tarp mūsų auginti. Ir reiktų dėmesį atkreipti tai, kad šuo negyventų su 8 mirtim arba su dvigubu priekiniais dančiais, būna netgi ir iškritę pieniniai dantys, išdygę nuolatiniai ir šuo, sakau, krokodėlas ateina. Tad, kad reiktų šalinti būtinai pieninius dantis, jeigu jie neiškrito laiku. Kalbant apie veislinius gyvūnus, kurie lygiai vaikščios toliau į parodas, tai ypatingai reikia kreipti dėmesį į tai, kadangi pieniniai dantys trukdo taisyklingam sąkandžiui. Kaip pražiūrėm nuolatinius dantis.
pasvalas, aš asmeniškai niekada tų dantų ir net nevaliau. Jeigu yra kažkokia didesnė problema, tai yra dažniausiai genetiškai surištas dalykas ir vienintelis būdas yra vis dėlto dantis valyti yra su skalpeliu. Specialiai taikomas metodas veterinarijos klinikose. Vienose šalis truputėlį primygdo, kiti propaguoja, kad gali nuvalyti ramesniam šuniui hibernarkozės ir tikrai tai šuniui yra labai greitas būdas, tik tai, kad galbūt šiek tiek nemalonu. Aš pati irgi į savo šunis, jeigu jau reikia važiuosi į kliniką, be narkozės. Bandykit, reikalaukit, žiūrėkit, galbūt kažkur tai irgi susitarsit. Tai yra tikrai mamos sąlygų, dantistų valyt galit vienintelį laukti namų, tai tiesiog mechaniškai vėlgi pasiėmė iš kažkokį pincetą, iškabintų iš viršutinės dalies už to akmens ir tiesiog nutraukti žemyn. Tai yra tiesiog paprasčiausias mechaninis būdas. Jeigu kažkokį yra dažnai besikaupiantis akmenys, labai daug tų apnašų, aišku, tai yra dažniausiai priklauso nuo pačio šuns imuniteto ir tai priklauso nuo šuns maitinimo. Bet mažų veislių šunų problema, tai yra mažų veislių šunų problema ir dažnai 5-6 metų žiūrėk šuo netenka visų krūminių dantų, būtent dėl tų apnašų. Taip kad reiktų irgi žiūrėti, stebėti, kas to iš šunų burnoje darosi. Čia vat kur matome dabar toks. Tai yra normalu, iš esmės, jeigu tai būtų tokia dantis pas 90 metų šunį, tai sakyčiau, tai yra visiškai normalu ir tikrai nieko nereiktų daryti. Kitoje vietoje. Čia yra susidaręs vėl gaublys, irgi sąrašos problema. Ta augalą, aišku, reikia pašalinti, nes jis pastoviai yra traumuojamas, kai šuo valgo, jis pastoviai kraujuoja, bet tai vadinama papilioma, kuri yra, jeigu ją pašalinsit, jinai atsinaujins kitoje vietoje. Tai yra piktybiniai augliai burnos gleivinės, beje, tai yra neišgydomas dalykas. Aišku, yra, jeigu labai didelė akmenys kaupiasi, mama turi blogą kvapą, galit, dar kažkada buvo toks, kad reikia duoti pomidorų, nežinau, man nepasiteisina ir galbūt tai daugiau liaudiškas metodas ir tikrai nemanau, kad tai turėtų įtakos. Dar blogas kvapas už burnos gali būti ne tik tai kaupiantis akmenim, o gali būti, jeigu įstrigo tarp dantų pagalys kaulo atmaišą, tarp dantų gali įstrigti tarp gomurio, viršutiniam gomurį, labai dažnai irgi būna, kad šuo, jeigu blogai mėgsta valgyti pagalius, tai viršutiniam gomurį įstringa tarp gomurių dantų ir tai sukelia vėlgi uždegimą, žmogus nesupranta, kas darosi, kitas šunis yra ramesnė. Na, tokia jautrus, jisai kaip ir valgyti galą, gali, bet įstrigas tas pagalys, jisai pažeidžia gleivinę, ir jis pastoviai ten dirgina, ten kaupiasi maistas ir žmogus sako, nesuprantu, kas jis ir užteko tik tai tą pagalį iš ten ištraukti. Ir reiktų turėti omeny, kad ne vien tik tai apnašos sukelia blogą kvapą, tačiau ir įstrigę svetimkūniai burnos akmeniai. Tai yra tarp viršutinio žandikaulio krūminių dantų ir kažkur, jeigu žinot, kad galbūt nėra dantų, į tos tarpus, nes šuniui tai dantų nelabai valoma. Ir neapsižiūrė, ir vis tiek ne taip, kad mes savo dantis prižiūrime. Jei šuo sunkiai ir nenori nieko vėlgi, reiktų apsižiūrėti, dantų ertmę, ar nėra kažkokių parodymų, patinimų, pasivaikyti aplinkui ir pasižiūrėti, ar nėra sutinę apatiniai limfmazgiai, nes vėlgi gali rodyti ir dantų problemas, gali rodyti kažkokią įgimtą ligą, kas gali sukelti iš blogo maitinimuose. Toliau nagų priežiūra. Iš tokios kasdienės priežiūros vėlgi nagus kerpamės, būtina nagus kirtis. Tai yra kerpama maždaug kartą per mėnesį,
kartą per 2 savaitės, priklausomai vėlgi nuo šuns, ant kokio pagrindo jisai vaikšto. Nuo šuns svorio, jeigu tai bus mažas šuo, automatiškai jisai mažiau vaikščios, mažesnis svoris, mažiau tie nagai nusitrina. Didesnių veiksmų šunų nagai galbūt greičiau nusitrina, bet vėlgi, jeigu jis lakstys vien tik ant pievos, nagai augs ir tai pareikalaus mūsų geros priežiūros, tai yra, kad nagai neaugtų ir neįaugtų į pamiškėlį. Dažnai būna, kad šuo ateina, atvedamas į klinikas, jis net negali normaliai atsistoti, nagai užsilietę taip, kad jie auga yra į minkštąją dalį. Ir tada, kad jį nekerpat, su pačiu nagu auga ir gyvuonis. Tai jeigu nori tokį šunį jau sutvarkyti taip, kad šuo jaustųsi komfortabiliai, reikia galą nukirpti iki kraujo, tai yra su visa gyvuonio trūkti. Taip, kad reikia tų nagų neužleisti. Kuo greičiau nagus kirpsit, tuo mažiau jis galėsit nukirpti neskausmingai ir be kraujo. Jeigu kartais su krauju nukirpot nagą, neįsigaskit. Turėkite iš karto pasiėmę kalio permanganato miltelį, pagaliuką ir tiesiog tą nagą ten, kur nukirpot, tiesiog imant miltelį kalio permanganato ir prideginat. Gali būti taip, kad tas toks pridegintas nagas vėl jūs eisit kažkaip per asfaltą, jis vėl nusitrina ir vėl kraujuoja. Su nagais yra tokia problema, kad jie labai linkę kraujuoti ir jeigu labai daug nukirpot giliai, tai vadinasi, jūs turėsit tiesiog pastebėti šunį ir jam padėti. Ir vėlgi nagus reiktų kirpti teisingai. Čia pagal schemą yra daug maž parodyti, aišku. Gerai, jeigu jūs sugebat padėti. Būna tokie, kurio šunys visai nesileidžia, spardosi ir visai kitaip, tokiem šunim, aišku, sunku yra kažką tai padaryti, džiaugiamės, kad tik tai, kad nukirpo. Aišku, taisyklingiausia būtų kirpti taip, kaip parodyti antram variante, labiau iš viršaus, kad nagas iš kraštų jisai galėtų, kur pasidaro aštrus, kad jisai galėtų dilti. Dilti ir tuo pačiu jis neleidžia tada augti gyvuonį. Jeigu nukerpam pagal pirmą variantą, tai auga tuo pačiu ir gyvuonis. Nukirpot nagą, bet gyvuonis auga toliau. Reiktų kirpti labiau iš viršaus. Iš viršaus taip, kad neleisti augti gyvuonį toliau. Nagas pats auga, bet gyvuonis ne. Aišku, nukirpti ypatingai, jeigu tai yra juodi nagai, be kraujo dažniausiai neįgūdusiam tai yra labai sunku, tačiau reiks išmokti. Nagai yra kirpami. Gimsta šuniukai 2-3 parą kirpami, o po savaitės vėl kirpami ir kirpami. Apie nagus reiktų nepamiršti. Dar iš tokios kasdienės priežiūros, dažnai pasitaikančios, žmonės nelabai žino, tai yra koronarinės liaukos. Dažnai ateina, kad šuo važinėja ant užpakalio, sako, mano šuo turi kirminų. Tai ne kirminai. Tai yra būtent paranalinių liaukų užsikišimas. Paranalinės liaukos yra įsipaišyšios prie išangės maždaug 4 ir 7 valandos ilgesio. Jų išoriškai nesimato, bet jeigu paimsit už uodegos labai viršų, pakėlus į viršų už uodegos, tose vietose jausi tokius kaip burbuliukus. Maždaug yra, jeigu vidutinio šuns dydis, tai jis maždaug tokie rutuliukai jaučiasi kaip žirnio dydžio. Tai yra neužsipildžiusios normalios liaukos. Tiesiog jas reiktų laiks nuo laiko išspausti. Iš tų liaukų išeina toksai labai aitraus kvapo, smirdantis, tokiom silkėm, sakyčiau, toks kvapas. Galbūt ir esate kažkada pastebėję. Paprastai tas liaukas šuo paleidžia, kai yra išsivendęs, kai staigiai išsikasta kažko. Galbūt esate kažkada pastebėję, kad atsiranda toks aitrus, smarvės kvapas, kokios kaip silkė. Nu tikrai subuvusių silkių kvapas. Ir į tas liaukas paspaudžius išlieka toksai raudai tirštas sekretas, kuris turėtų pasišalinti su išmata. Jeigu šuo labai tuštinasi minkštom išmatom, mechaniškai tos liaukos neišsispaudžia. Išmatos turėtų būti kietesnės.
Tada jisai kakodamas, tas liaukas šiek tiek pats išsivalo. Tačiau jos yra linkusios užsikišti ir dažnai ateina šuo jau su tom liaukom tose vietose pasidariusios opos. Žmogus ir nesupranta, kas yra didžiausios skylės, būtent prie išangės pasidaro, tai aišku, yra gydymas tik taip išoriškai. Yra tepamas su vaistais ir palaipsniui tos liaukutės vėl užsitraukia, užsikiša, bet reiktų pastoviai pasižiūrėti. Maugus šunį, vedat į kirpyklą, paprašykit, kad išvalytų paradarinės liaukas. Yra šunys, kurie linkia būtent tų paradarinių liaukų uždegimų. Kiti patys išsivalo ir jūs net nepastebėsit. Kas mane, bet iš kelių šunų, pas vieną pastoviai kartą per mėnesį stabiliai reikia išspausti. Nes pats šuo pradeda savo maižytis po uodegą, erzinasi, važinėja ant užpakalio, tik tai tas liaukas praspaudė ir jisai vėl jaučiasi normaliai. Tiesiog jos linkusios pas kai kurios šunis daugiau sekretuoti. Kam tos liaukas reikalingos? Likusios jos tiesiog nuo vilkų su tom liaukom pasižymėdavo teritoriją. Deja, šunių šito nebereikia, bet jos vis tiek yra ir reiktų pasižiūrėti toks kaip momentas, kad iš priežiūros šunų, ką jūs galite pasižiūrėti namuose ir susitvarkyti, kad nenueitų iki ligų. O tas liaukutes išsispausti reiktų dažnai geriausiai pasistatyti šunį ponioj, pasikėlėt uodegą, nežiūrėt, kad atspaudžiat, užsičiuopia tas liaukutės iš apačios į viršų. Pukšt. Ir taip pakankamai stipriai reikia paspausti. Jokių būdų nežiūrėkit, nes jos šauna ant sienų, ant visur, kaip sakant, paskui užsiplovėt. Ir jei akis prisispausit, bus problemų jums, o akim bus uždegimas tikrai, nes ten yra nereikalingas visiškai sekretas. Kailis. Šukuojam, žiūrim, maikomės, žaidžiam su šuniu, prasikutinėm, pasižiūrim. Šukavimas yra būtinas, gyvūnai norim pastebėti jo esančias ligas. Tai yra guzokai, šašiokai, apgamai. Pašukuojant, jūs visus tuos dalykus pastebėsit ir galėsit laiku užkirsti kelią ligoms. Tai yra... Aš pati esu padarius problemų su savo šunimis. Tiesiog aš leidau, nebešukavau, nebesižiūrėjau ir taip toliau, ir tai įsivystė mano nepriežiūra, kaip sakant, tai yra pieno liaukų augulys nepastebėtas laiku, kas tikrai įmanoma pamatyti. Jeigu šunį pastoviai šukuojat, pastoviai su juo bendraujat, glostot, ausis, papilvė, tas šukavimas yra būtinas ne tam, kad galbūt tą kailį šunį masažuoti, jam nuo to patinka, o tam, kad matytumėt, kaip keičiasi šuns būklė jam gyvenant. Kaip dažnai ir kokią priemonę maudyti? Maudyti yra kaip priklauso nuo šuns dydžio, nuo poreikio, šuo miega lovai, nemiega lovai, turi savo vietą voljeruose, lauke. Vėlgi žiūrint pagal save. Aš šunis maudau kartą per mėnesį. Ir pas mane šunis nemiega lovai, tai yra didelis šunis, to užtenka. Bet aišku, galbūt tai būtų geriau ir dažniau. Naudojant, aišku, geriausiai tik tai tam skirtas priemonės, ne ūkišką muilą, nes jis tikrai nepritaikytas dažniau šunų maudymui. Perkti jau profesionalius šampūnus, pinigų nepagailėti, nes jeigu vėlesnis šampūnas, automatiškai jūs sukeliat alergijas, kasimusius, nesuprantamus dalykus, ką galbūt netgi veterinarijų yra pakankamai sunku išgydyti, nes tai yra tiesiog pačių jūsų problema, kad jūs naudojate nekokybišką priemonę. Kaip dažnai gyvūnai šeriasi? Tai priklauso nuo sezoniškumo, nuo lyties, nuo veislės. Patinai paprastai šeriasi 2 kartus per metus, kalė šeriasi 2 kartus per metus, ruduo pavasaris ir po rujos 2 mėnesiai. Jeigu nesutapo su sezonu,
Vadinasi, jungaliai šersis beveik ištisus metus. Kol jie galbūt susireguliuos 5-6 metų, galbūt ir atsiras tas reguliarumas, jos pasidarys maždaug pavasarį rudenį. Bet jeigu atėjo ruduo pavasaris, šėrėsi, paskui po 2 mėnesių kokį birželį ruja, tai birželį gegužė, birželis, liepa rugpjūtį, vėl jūs turi šėrimasis ir vėl. Tai gaunasi toksai uždaras ratas, kada mes plaukų turim pastoviai. Yra veislės, kurios šeriasi nepriklausomai nuo jos, nuo sezono. Tokia veislė problematiška dalmatinai. Tai yra trumpas kailis, kuris yra pastoviai metamas. Pastoviai dalmatino kailio turi turėti sūnų, dėl to matomai ta veislė yra nepopuliari, kadangi yra labai didelė. Diskomfortus tiesiog žmonių namuose. Šerisi dar esant visam organizmo sudirginimui. Tai jis pasidaro šiurkštus, neblizgantis. Tai yra būtent viso organizmo kažkoks sutrikimas, į ką reiktų kreipdėmės. Dažnai šunys pasidaro, kaip čia lietuviškai pasakys, net tusklai. Toksai, tas kailis neišvaizdus, toksai lygtai sulipęs, lygtai dar kažkas šuniui esant, turim čia skrandžio problemas. Tai yra, jis dažnai viduriuoja, tai veda, tai vėl kažkas, tai yra, iš karto mes matome kailį. Jis nėra blizgantis. Dar labai didelį įtaką, aišku, turi maistas, maitinimas, kokį šunį maitina. Būtent kailis. Vėlgi šėrimasis. Šėrimasis, jeigu tik tai pakeitėt sausą maistą, perėjot iš vieno maisto į kitą, vėl turit kailio maitimą. Kaip kovot su tuo? Šukot, šėrimasi metu šukot. Dabar yra įvairių tų priemonių. Aš, pavyzdžiui, naudoju šėrimasi metu tos vadinamus fulminatorių. Specialios šukos, kurios labai gerai šukuoja povilnį, bet ir tik tai šėrimasi metu, ne ištisai, kadangi jisai tas fulminatorius kailį pjauna. Jeigu jis ilgaplaukį šunį šukuosit kartą per savaitę, būtent su šito fulminatoriumi jūs kailio neturėsit. Kailis bus šiurkštus, neblizgantis būtent nuo šukų. Paprasčiausia priežastis yra šukos. Toliau, ką daryti, jei slenka ištisus metus? Visada rekomenduoju peržiūrėti, aišku, pirmiausia maitinimą. Antras yra momentas, kai jau žinot, kad bus slinkimo sezonas, pradėkit duoti iš karto biotiną ir sočias, nesočias omega rūgštis. Tai padeda greičiau kailį išmesti, greičiau kailį atstatyti. Būtent biotinas ir sočias, nesočias rūgštis. Dažniausiai tai yra biotinas, tai yra tabletėm duodamas, o sočias, nesočias rūgštis tai žuvų daugai. Vėlgi reiktų pasirinkti, ką mes mėgstam labiau, ką nemėgstam, kažkas tai esam linkę labiau prie vienų firmų prisiderinę ir mes įsitikinę, kad tai yra labai gerai, daugiau niekas nepadeda, tai vėlgi reikia pasižiūrėti pagal savo išgalius, kaip kas galit, nes tai yra pakankamai brangus preparatai, tačiau padeda tikrai kailį greičiau išslinkti ir greičiau atsistatyti. Jei šuo nesileidžia šukuojamas, tai yra jūsų problema. Dažniausiai tik tai jūsų problema, tai kad jūs šuns neišmokėt elgtis normaliai šukavimas metu. Ką daryti? Mokinti, gražiuoju, piktuoju niekada neišės. Viskas gražiuoju, su maistu, po truputėlį. Turiu aš pati tokį šunį, kuris iki šiol nenori šukuotis ir nieko negaliu padaryti. Tai tiesiog galbūt daugiau su galva surišta, kažkas tai kažkas susifiksavo ir tikrai nieko. Aš jau nuleidau rankas, nes jinai visiškai nenori šukuotis nurstuką. Pamato šukas nereikia. Kodėl taip yra, net negaliu pasakyti. Galbūt su galva kažkur kažkas užsifiksavo, kad kažkas yra negerai. Jei radom įsisukų sekę. Aišku, kažkuo atrasim tą kailį vis. Būna labai daug praeistų. Būna tūsų išmatos. Būna įsisukusios erkės. Erkės neišsigaskit, nieko nelaukit, traukit patys. Jokių būdų, aišku, ne per
nepaėmus už pilvuką ir tiesiai į viršų, o jį reikia erkį išsukti. Turėkit vasaros sezone erkių traukiklius. Visur. Mašinai, rankinuke, kuprinėj. Tai nedaug kainuoja 1-2 eurus, turėkit visose galuose, kur galima būtent erkių traukiklius. Su jais labai paprastai yra ištraukti, nepaliekant galvos. Jeigu kartais galva nutrūko liko odoje, nieko nekrapštykit. Padezinfekuoja ir palieka. Atsimint, aišku, reiktų, kad galbūt toj vietoj buvo erkė, liko ten galva, toj vietoj gali susiformuoti šaltas pūlinys. Palaipsniui tas pats organizmas tą galvą išstums. Toj vietoj susidarys guzelis tiesiog. Bet ten nieko nekrapštykit jokiais adatom ar dar kažkam, nes to jūs labiau pažeisit odą ir nešit infekciją. Tikrai nieko likusi galva, nieko nei situacijos jau nepakeis. Jeigu buvo užkrėsta erkė ir spėjo išleisti iš savęs užkrėstas seilės, būtent su tom pagėsim. To, ko mes dabar labiausiai. Erkė geriausia paėmus iš pilvuko, jeigu labai didelį yra tiesiog sukti prieš laikrodžio rodyklę ir jinai labai lengvai išsisuka. Nebūtų tokio vėjų, nes dar labiau erkė tada išskiria savo seilės ir tuo pačiu išskiria tuos žmonės. Į šuo pastoviai kasosi. Dažnai žmonės net netiki, kad atėjo šuo, sako, aš žinot, labai kasosi mano gyvūnas ir nežinau, ką čia dariau, tai mes praskleidžiam kailį ir matom juodus, tokius kaip paprastytus smėlį, net smėlį, dažniausiai tai būna ant šuns kryškų. Praskleidži kailį ir tiesiog randi tokių juodų taškelių. Jeigu to juodos taškelį, jeigu jūs norit savo įrodyti, kad vis dėlto tai yra blusa, jūs niekad jos galite ir nematyti, gali vieną veislinę lakstyti ir jos jūs niekada nepamatysite, bet rasit jau išmanų. Jeigu randat kailyje būtent tokių juodų grūdelių, čia demonstruoti yra, čia aišku labai jau didelį bazė, kad matosi tos erkių išmokos. Jas reikia tą išmoką paimtų keletą grūdelių, pasidėkit ant balto popieriaus, užlašinkit vandens. Jeigu tai yra erkių išmatos, tos išmatos jos ištirpsta. Ištirpsta ir tokios kaip lieka raudonos spalvos. Tai yra erkių plusų išmatos. Jeigu ir plusas niekada neradot, bet radot, o praskyrėt kailį ir matot, kad yra kažkokie juodi grūdeliai, lašinat, vadinasi, nuo plusų preparatus. Šampūnai, preparatai, lašinami sprando, vėlgi priklausomai nuo amžiaus. Čia yra mano dukra pradėjo šifruoti kačiukus. Ir mes kaip tik turėjome madą 2 savaičių šuniukai turi blusų. Ir ką daryti? Nieko negali padaryti, išskyrus, aiškiai, naudojant preparatus, šampūnus, natūralius ir bandyti kažkaip tas blusas išnaikinti. Nes jeigu šuo turėjo blusų, vadinasi, jų yra visur. Tai yra kuoliai, plyšiai, plintusai, reiktų jau tada guolius reiktų, jeigu įmanoma, išplauti, geriausiai juos išmesti, nes jeigu tik tai yra, jūs išnaikysit ant šuns blusas, namuose vis tiek turėsit. Palaipsniui paskui po tiek laiko vėl gali atsirasti ir vėl atsirast, kol jūs išnaikinsit, galų gale visus kiaušinėlius, visus užsilikusius suaugusius individus. Čia viršai matot, ne kažkoks odos išauga yra, o erkė. Jinai pakankamai jau čia didelė. Po poros dienų jinai gal visai iškris ir net nepastebėsit, kad jinai buvo. Apačioje matot yra blusa. Tas dar matomas apvalus, kaip sakiau, yra niežinės blusų erkės. Šitas kaip cigarų formos. Plika akimi nepamatysit, tai yra demodex erkė, kurią galima pamatyti tik tai mikroskopuojant odos skaudimas. Tai yra irgi pakankamai populiari liga, tai yra šuo pastoviai kasosi, plinka, dažniausiai kasosi aplink snukį, aplink ausis, ausų galiukai, priekinės kojas. Vėlgi reiktų šitos situacijos neužleisti ir
prašyti, kad kažkokia yra alerginė reakcija, o reiktų daryti tyrimus, kad tikrai tą nežinę erkę nustatyti. Ir paprastai dažnai būna, kad neužtenka vieno karto paėmimo tyrimų medžiagos, reikia ir antrą, ir trečią kartą, jeigu gydymas nepadeda, nuo paprasčiausios alergijos reiktų kartoti tyrimus ir ieškoti priežasties. Gydosi pakankamai sunkiai ir dažniausiai pasireiškia, jeigu tik tai šuo kažkur ar peršalo, ar tiesiog imuniteto sutrikimas, žiūrėk, kad nežinė erkė dėl išlikimo. Nes dažnai būna, kad jos neįmanoma išgydyti, ją apstabdom, sustiprinam šunį imunitetą ir tuo atveju ta nežinė erkė aprimsta. Bet tik nusilpus imunitetui, jinai vėl išlenda, vėl šuo pradeda kasytis ir vėl ta pati problema. Ką naudoti? Naudoti dabar yra visokių priemonių. Lašinimas ant sprando, antkakliai, purškikliai, tirpulai, šampūnai, pakabukai. Kai kas tiki gintariniais karoliais, aš asmeniškai nelabai. Šiam momentui dar yra jau atsiradę, buvo praeitais metais, prieš porą metų tabletės, būtent nuo erkių ir blusų, kurias suvalgius. Yra šuo apsaugomas mažai 4 savaitėm, kitos firmos yra 3 mėnesiams. Kaina yra pakankamai didelė, aš pati esu išdarius anksčiau šunų ir tikrai yra efektyvu. Ir kas svarbiausia, kad, kaip sakyti, nepamiršti, kad tikrai reiks suduoti. Nes 3 mėnesiai ilgas laiko tarpas, kaip sakant, galima galbūt netgi su viena tabletė pagrindiniam sezonui apsisaugoti erkę. Yra dar naudojami tie vadinami antkakliai, tikriausiai daug kas naudoja antkaklius būtent nuo erkių, kurie sekami visam sezonui. Tačiau pirmus metus taip tai buvo populiaru, bet dabar žmonės viską atsisako, kadangi dažnai sukelia alerginės reakcijas. Būtent kontaktinės alerginės reakcijas, kadangi tas antkaklis turi pakankamai tampriai priklausti prie kūno, neužtenka, kad jūs užrišot ir jisai čia tabaluojas, raimo šukas apsaugotas. Jis turi taip beveik prisiveršti prie kaklo, kad būtų kontaktas su oda. Tai yra tie vaistai galėtų patekti per kailį odą. Tai vėlgi, ką naudoti, kaip pasakau, visi šitie preparatai yra nuodingi. Visi eina per kepenis, visi eina per inkstus. Ar tabletės, ar antkakliai, ar lašinimi lašai. Lašus reikia naudoti nuo erkių kas mėnesį. Antkakliai irgi vėl yra įvairūs. Galima maudyti, su kitais negalima. Dabar yra tie atsiradę jau ne vieną sezoną, kurie galioja 8 mėnesius. Ir tabletės. Bandykit, galbūt su tabletė. Galbūt bandykit. Net nežinau, kuo tai atsisuks po kelių metų, kaip su jūsų ligos šuns organizmas, galbūt tada ir tik pamatysim, kaip tai yra nuodinga. Ar nenuodinga, ar atsireš kažkokį šalutinių poveikį. Aš pati naudoju 3 sezoną, bet po kol kas nieko nepastebėjau. Nuo tų tabletės pradeda veikti greičiau negu lašai. Lašai pradeda veikti maždaug po 48 valandų erkei įsisiurbus. Pravekto tabletės pradeda veikti erkei įsisiurbus po 12-24 valandų. To užtenka, kad erkė neužkrėstų organizmo pirmomis babelė. Ir nuo tablečių erkė randa paprastai kailyje, ne odoje, o kailyje sudžiūvusi. Kas yra nuo antkaklių, mes vis dėlto randam įsisiurbusi erkė ir negyva, bet įsisiurbusi. Tiesiog ir čia pačių pasirinkimas, tikrai nieko nenoriu sakyti, ką naudoti ir kas tikrai yra geriausia. Galbūt, sakyčiau, šampūnai mažiausiai yra efektyvus, vis dėlto prieš erkes net nežinau ar būtų, o šampūnai prieš blusas tai galima naudoti, bet tai irgi yra laikinas dalykas. Purškikliai. Purškikliai vienas iš tokių senų preparatų, kurių dabar neosmazanas. Su juo aš paprastai savo šunis irgi naudoju, einant į miškus, pasipurkšti tiesiog apatinę dalį
Lygiai taip pat saugojas nusipurškė, kad tos erkės vis dėlto kaip galima jų mažiau parsinešti. Bet vėlgi tų purškiklių negalime naudoti dažnai. Čia vieni naudodavo kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną prieš išeinant į laukus, nes gyveno prie laukų, naudojo ir antkaklį, ir lašus, ir dar tą purškalą. Nu tai po gerų 2-3 mėnesių atėjo su didžiausiam egzemom kovai. Vėlgi nėra gerai, kas per daug vėlgi eina per kitą galą. Erkių tai vis niekada neturėjo, bet buvo didelė problema sugydyti jo suvaidintą odą nuo visų preparatų. Ai, dar yra pakabukai. Jie buvo galbūt labiau populiarūs prieš 6 metus. Kai kas dabar irgi dar naudoja, bet jų veikimas, tipo, kuris tas bijo susidarančiais bijo laukais. Labai iš tikrųjų. Bet kai kas naudoja ir įsitikinę, kaip sakau, jų veiksmingumu ir tikrai naudoja ir tai vadovasi, kad tu erkių niekada neturi. Neaišku, galbūt daug naudoja, dar kažką tai papildomai, bet kad susidarytų biolaukas ir erkė jį pamatytų, nelabai iš tikrųjų. Bet gali, yra tokių priemonių, gali bandyti, vėlgi tas pakabukas turi būti pastoviai ant kablio. Pastoviai ant kablio, paprastai rišant kažkokios virvutės, ne ant antkaklio, nes jis turi būti visą laiką, kaip ir antkaklis. Dieną, naktį, šuo maudosi, miega, pastoviai turi būti su ta priemonė. Vidaus parazitai. Labai įdomus toks klausimas. Dažnai mes pamirštam, kad mūsų šunys gali turėti vidaus parazitų. Ilgai mes įsitikinę, kad gyvūnas, kuris miega kartu su miglobai, tų dalykų negali turėti, bet labai dažnai jie būna. Ir naudojant nuo kirminų vaistus vis dėlto reiktų ne kartą per metus, kaip prieš vakcinaciją, bet bent kas pusmetį. Šiaip rekomenduojam kartą per ketvirtį. Bala nematė jau suaugusiam šuniui, galbūt tai yra ir per dažnai, bet kartą per pusmetį nuo kirminų būtina susiduoti. Nes atrodo, kad šuo lyg ir nieko, bet būna neišės kalis, jeigu prieš kirmimą nebuvo suduoti kirminai. Dažniausiai tokios kalės, kad yra labiausiai švariausios sąlygose gyvena, bus tokias kalės, dažnai būna šuniukai su kirminais ir neaišku, iš kur jie vis dėlto atėjo. Atrodo švaru, tvarkinga viskas, o dažnai pas šuniukus yra kirminai, pas mažus šuniukus. Taigi nuo kirminų vaistus paprastai duodam 21 dieną nuo gimimo, kartojam po 10 dienų, po 10 kartą kartojam ir mažas šuniukas iki, kol jis atskiriamas nuo mamos, gauna 3 arba netgi 4 kartus nuo kirminų. Tų kirminų tikrai vatose būna labai dažnai. Būna, kad netgi didžiausiais kamuoliais išeina, būna iki vėmimo. Kad apie kirminus tikrai nepamirškit. Dažniausiai tai aišku būna askarydės, bet nenaujiena yra ir kaspinuotis. Kaspinuotis tikrai yra labai baisu. Dažnai tokie šunys atvažiuoja pas mus į klinikas iš karjerų. Žmonės net negali patikėti, o pas mus klinikoje per sienas liko kaspinuočiai. Tai yra kažkas tokio. Žmonės net atsisako nuo šunų, kai pamato, kas darosi, kas įlenda iš pilvo kirminai. Tai yra tikrai baisu, tikrai nepamirškim būtent šitos dalykus naudoti. Netgi kartais rekomenduoju, jeigu turit vadą, mažų šuniukų vadą namuose, patiems sugerti dozę vaistų, kad išvengtos problemos. Dabar skiepijant nuo kirminų suduoti, taip, tai yra, kaip sakyti, daugiau galbūt profilaktinė priemonė žmonėm priversti suduoti nuo kirminų vaistus. Dažniausiai tai neturi jokios įtakos. Nekalbu aš apie mažus šuniukus, apie suaugusius šunius, kuris pastoviai vakcinuoja, pastoviai vaikšto į klinikas. Jau tas organizmas kaip ir pripratęs prie visos aplinkos, tačiau nuo kirminų vaistus reikia suduoti. Ne tam, kad išsivystytų, kaip mes sakom, geresnis imunitetas, kad geriau suveiktų vakciną, bet dažniausiai tai vyksta tik dėl to, kad prievartos būdu žmogus vis dėlto suduotų bent kartą per metus. Kokie dar parazitai pasitaiko?
organizme pas šunis. Tačiau dažniausiai yra vis dėlto askarybės ir kaspinuočiai. Ir vėlgi, jeigu šuo čiuožia ant užpakalio, tai nėra kirminų protėklis. Dažniausiai, jeigu kirminai yra, jeigu didelė invazija, tai šuo dažnai nereguliariai, taip paviduriuoja, tai vėl žinšpato sukentėja. Kažkada vemia, toksai, kaip sakant, nepraeina, lyg tai ir maitinimas nebuvo keistas, o jisai žiūrėjo, praėjo porą dienų, jis vėl viduriuoja. Vėl lyg susitvarkė, vėl išsiraukė ir paskui vėl išmatos vėl skystesnis, vėl neformuojamas ir taip toliau. Pirmas gydymas prie tokių dalykų, kai šuo yra pakankamai linksmas, energingas, gerai valgo ir taip toliau, bet niekaip nesusireguliuoja tos išmatos. Pirmiausia, yra duodama nuo kirminų. Dažniausiai tai rodo, kad yra kirminų invazija. Jeigu jau šuo pradėjo kosėti ir vemti kirminais, tai jau yra tokia stadija, kai kirminai iš žarnyno pereina į plaučius. Į plaučius ir į skrandį, tai yra labai sunkus jau toliau gydymas, yra pastovus davimas antihermitikų, kas 10 minutų, 3 kartus ir vadinama labiau stipresnių, tai Nortal Plus dažniausiai yra prie tokių dalykų ir aišku imuniteto stiprinimas. Įsivažiuoti, jeigu imunitetas nusilpęs duosit nuo kirminų, jūs nesukovosit su invazija. Dar noriu atkreipdamasi, galbūt apie vidaus parazitą, bet podoj. Anksčiau tokios ligos nebuvo, bet dabar palaipsniui atsiranda irgi kirminai ne žarnyne, o po odą. Šuo pradeda kasytis, dažniausiai jis stuburo srity, ir pradeda plikti tokiom maždaug 2-5 eurų monetų dydžio plėmais. Vienoje vietoje, kitoje vietoje, paskui jie palaipsniui susilieja tie plėmai. Pageidautini, jeigu pamatė tokį momentą ir galbūt nelabai kas susidūrė, kad padaryti iš to būtent į praplikusių vietų skurmenas ir pasižiūrėti, ar ten nėra kirminų. Nes tose vietose vystosi paodinis kirminas, kuris irgi labai yra linkęs plisti ir jisai ateina ne iš sausos aplinkos, o ne nuo švaros vandens. Nešvarūs telkiniai būtent turi šitų parazitų. Anksčiau šito nebuvo, bet dabar palaipsniui tai randam. Labai maždaug, kaip sakant, visi stebėmės, tai buvo maždaug iš porą metų jau pradėjom pastebėti tokius dalykus. Ir irgi yra vienintelis gydymas antihelmintikai. Labai paprastas, bet labai sunkiai prieinama. Iki to, kad tikrai yra naudoja kirminai. Nežinau, kad pas žmonės jie persikelia, bet pakol kas negirdėjau. Dar kirminai irgi jau atsiranda Lietuvoje, kas pas mus nebuvo, akise. Akise širdies kirminai, pabėsime per tą šiltą klimatą, pas mus irgi ateina šitos mums nebūdingos ligos. Širdies kirminai iš esmės, jeigu jos yra aptinkama, gydymo beveik nėra. Vakcinacija. Kalbėjau apie vakcinaciją, čia mane jau sakė spaudžia laikas. Nuo infekcinių ligų vakcinuojam kartą per metus, nuo pasiutligės, žiūrint, aišku, nuo gamintojo galima vakcinuoti vieną kartą per 3 metus. Jeigu vakcinuojat savo gyvūną, reikalaukit vakcinos, kuri galioja 3 metus. Tai yra Novivakas, Euriganas, geriausia, aišku, Novivaka. Skiepint nuo pasiutligės kas 3 metus. Jums reikės pakartoti tik tai infekcinės ligas. Anksčiau reikėjo kartą per metus visas ligas, dabar pasiutligę galime skiepyti vieną kartą per metus, aišku, priklausomai nuo gamintojo. Yra vakcinos tokios, kurios leidžia tik tai kartą per metus. Dar gali būti, ką daryti, jeigu po vakcinacijos atsirado patyrimai. Labai dažna reakcija, kad šuo po vakcinacijos parėjęs namo pradeda pūstis, kasytis, draskytis, pradeda tinti smūgis. Kraunat šunį į mašiną, važiuojat skubiai į kliniką. Tai yra alerginė reakcija, kas veikia
reikia šio sutikti taip, kad tu uždūsta. Arba jeigu jau namuose randatės dalygilis arba dexametazonas. Turėtume dexametazonas jūsų šuns vaistinėliai vienam, kurio turėtų visą laiką būti. Jeigu yra tokia situacija, kad jeigu negalime pavykti pas daktarą, turi tik tai telefoną, susiskambina dėl dozo ir susileidžia. Tai yra skubi. Šokoladas. Čia jau daug prirašyta, tiesiog aš bandau dabar pasiskaičiuoti. Tamsaus šokolado dozė toksinė šuniui yra maždaug 30 kg, maždaug 200 g plytelė. Tamsaus šokolado, juodo, to vadinamo kartaus, kuris čia yra paskutiniai grafai. Buvo pas mus ne vienas atvejis toksai, kad šuo apsirijęs šokolado atėjo ir dažniausiai tai sukelia šuo pasidaro ne leisgyvis, ne paslikas, ne taip, kad šuo kaip tik suaktyvėja, būtent šokolado. Jis blaškosi visas pusės, labai energingas, eina, vaikšto, laksto, tokiu atveju tai yra tikrai intoksikacija ir turit kreiptis į kliniką, kad jeigu jau pasireiškia. Būtent tokia simptomatika, jis paprastai gydomas tik tai lašeliniu būdu. Dantis šuns jau neapsimoka. Jeigu kartais matot, kad vis dėlto prie jūsų atėjot suryjo, dar, kaip sakant, tai nepasireiškia jokia simptomatika, reikia būtinai šunį išmydyti. Šokoladas yra šuniui toksiškas, kadangi visiškai nevirškina per kepenis. Ir tai yra vienintelis būdas valdyti. Tai yra, galite dažniau šaknies užberti šiek tiek druskos arba klinikose naudoja paprasčiausią peroksidą. Peroksidą girdit maždaug 10 ml 1 kg svorio. Ir peroksidas sukelia vėmimą. Jeigu sugebėsit bent dalį to šokolado išvildyti, reikia tiesiog sekti situaciją, kaip toliau šūkti. Vystysis pasiekti. Maždaug stebėti dar 3 paras, nes gali pakankamai vėlai pasireikšti toksinis likimas. Toliau tada greitai, jeigu šuo yra apatiškas ir silpnas, ypatingai šiam momentui pavasaris ruduo, kai atsiranda pas mus erkės, šuo iš ryto buvo sveikas žmogus, vakaro pradant šunį gulti pasninką. Jokių būdų nieko nelaukit, važiuojant iš karto veterinarijos kliniką. Tokiu atveju dažniausiai būna šiam momentui bent jau babesnė, tai yra nuo erkių pernešama liga. Galit, kol susiruošit, pasimatuoti temperatūrą. Temperatūra šoka virš 40 gerokai. Ir jeigu matėt, kad galit pastebėti, ar šlapimas jisai bus tamsiai rudos spalvos, kartais netgi raudonas. Jeigu kuo greičiau susiskriepsit, to lengvesnis pasekmes bus. 2-3 dienas šuns nebebus. Net kaip nebepadės gydymas, kadangi jeigu suleidus toksinę prieš babezijas, vėlai, vystosi toliau gelta, vyksta nepakankamumas ir šuns išgelbėti iš esmės neįmanoma. Taip kad, jeigu matot, kad yra tokia situacija, šuo staigiai prie jūsų pasidaro baugus, pakels patys, tai tada, aišku, jau visai blogai yra. Vidurioje vėmė, kaip sakiau, esant infekcijom, dažniausias būna esant kirmėlė. Neteisingas maitinimas, aišku, labai dažnai sukelia viduriavimus ir vėmimus. Vėmimą gal ne taip greitai, bet viduriavimą tai maisto pakeitimas, kaulai, įprastas pašaras labai greitai šuniui eina per viduriavimą. Dar didelių gaisrų šuniui noriu atkreipti dėmesį. Labai dažna problema yra apsiverti skrandis. Šuo pradeda žiaukčioti, negalint išverti, pradeda pūstis pilvas. Irgi turi greitai ieškoti pagalbos. 3-4 valandos, kur gali šuniui padėti. Po 6-8 valandų šuniui iš esmės neįmanoma padėti. Jeigu bus operuojama, dažniausiai yra atrofuota blužnis ir labai dažnai būna, kad jau pats skrandis yra atrofavęsis, kadangi yra užspaustos kraujagyslės, negali bėgti vadinas kraujas, tiesiog įvyksta skrandžio infarktas.
ir skrandis paprastai po tiek laiko nebeatsistato. Tada praleidžiam vieną momentą, kadangi turėjau pati visai nesenai tokią problemą ne su savo, bet tiesiog pažįstamų šunimi, ištiko epilepsijos priepuolis. Žmonės absoliučiai nežino, ką daryti. Griebė už to šuns į mašiną, į klinikas, taip toliau, aišku, tam šuniui dar blogiau padarė. Jeigu ištiko šuniui priepuolis, stenkimės jį kaip galima labiau priglausti prie žemės, kad jisai nesiblaškytų ir savęs pats nesužalotų. Kad čia, kaip pavaizduota, kad įkišt pagalį tarp dantų tikrai niekas nespėsit ir nesugalvosit tarp greitų, bet tiesiog prispaus šunį, kad jisai nesiblaškytų ir savęs nesužalotų. Toliau seka tik ramybė. Jeigu priepuolis praėjo, toliau seka tik ramybė, šiltai užkloja, užgesinam šviesas, paliekam šunį visiškai ramybei, jokiu būdu nepakeltam žemės, o kažkur aplinkui. Jeigu vėl pasikartos, kad šuo neužsigautų. Klinikui tokiu atveju, jeigu priepuolis praėjo, iš esmės pagalbos jokios nelabai ir suteiksim, nes kol jūs jį atvežat, tas priepuolis kaip ir praėjo, bet dažnai po priepuolio šuo pradeda kandžiotis, nepažįstamas šeimininkų, tokiu atveju tik tai yra ramybė. Jeigu priepuoliai kartojasi pastoviai, prasidėjo priepuolis, laiko vėl kartojasi ir vėl, aišku, tada reiktų važiuoti klinikas, kad suleisti vaistų. Bet jeigu tai buvo vienkartinis toksai dalykas, jokie kraujo tyrimai, jokie vaistai, paprastai tokių dalykų nedaro iš karto po priemonę. Vienintelis jūsų priemonė, jeigu tai atsitiko, pavyzdžiui, vakare, laukti ryto, galbūt ryte kažką tai galbūt bandyti judėti. Bet tokiu atveju yra tik taip ramybė. Šuns stenkitės nejudinti. Dar trumpai apie namų vaistinėlį, kaip pasakiau. Ką reikia turėti, aišku, tai mintas, dezinfekuojantis skystis, pleistras ir taip toliau, bet iš vaistų turėkit visą laiką, galbūt ne tada, kai esat namuose, ruošitės kažkur važiuoti. Dexamethazonas, gentamicinas, būtinai nusipirkite iš anksto, turėkit bent minimaliai kažkokią antibiotiką. Paprasčiausias, nekalčiausias antibiotikas yra simuloksas. Bandykit gauti, turėti, pasiimti su savim kartu. Ir dexamethazonas irgi turėkit bent po vieną ampulę, kad turėtumėt, esant ištikus kažkokiai nelaimė, tai yra arikardus bitei, ištikus stalo alerginė reakcija, neaišku nuo ko, kad turėtumėt pagalbą po